Sveiki, geriai žmonės, draugai, nedraugai. Turiu laisvą pusdienį šiandien. Pabandysiu linksmai ir nepiktai apie mūsų realijas. Šiandien buvau kirpykloje, netoli mūsų, naujininkų. Nebrangu ten ir vaikštom daug metų su sūnumi. Jau mus atsimena, mus pažįsta, vardu aš tai nežinau, nieko mes nesam bendraujantis. Tiesiog daug, dažnai ten vaikštam. Nereikia užsirašinėti, tai labai patogu, visada laukti nereikia ilgai. Tai va, aš kiekvieną kartą nuėjęs dabar gražiai duodu arbatpinigių. Dabar galvoju, kodėl aš taip darau. Ar jos praturtės tos moterys ten eurą ar dviejų, nuo 15 eurų sumos, tai eurą arba 2, kiek turi maždaug, tiek priklauso arbatpinigių pagal etiketą. Etiketas toks žodis būdavo anksčiau. Va. Ir pagalvojau, kad tai labiau reikia man. Aš tą pradėjau ypač deklaruoti per COVID baisumus, kada sakiau, kad jie mus nori paversti gyvuliais, bet su manim aš būsiu vienas iš paskutinių. Turiu tokį draugą su labai įdomia istorija, jis augęs, gimęs Jungtinėse valstijose, gyvenęs Europoje, dabar vėl gyvena vakarų Europoje. Tai jis mane išmokė tų dalykų nuo piemeniško, kada būdavo, kas mano karta atsimena, einam kur nors į kavinę, kokį restoraną, lubarį, duodi tos sumoki, čekio nereikia, kapeikų irgi nereikia grąžos. Tai tas žmogus, reiškia atvirkščiai. Ateina kavinė, gauna gražą, susisėmė visas tas centukus ir nebe kapeikos tais laikais buvo, peržiūri įdėmiai visą meniu ir tada atskaičiuoja arbatpinigius. Tai vat mano geras draugas ir mokytojas. Tai beje toks žmogus, kuris ir šiandien važiuoja traukiniu iš Amsterdamo į Vieną į operą, vilkėdamas fraku ir katiliuku. Atrodo kartais komiškai, bet vat, žmogus tai daro. Ir daro, nes jam pačiam to reikia, jis gerai jaučiasi. Vėlgi, kodėl tai kalbu, nes aš matau elgesį dabartinių žmonių. Prasčiokiškas elgesys, kad neduoda arbatpinigių buvo nematė, bet ateiti į kirpyklą, kur dabar tos kainos realijos, žmogui daug jau, 10-15 eurų, sakykime, bet pagalvokite apie tą verslą, apie verslininką, apie žmogų, kuris dirba. Reikia priemonių, reikia mokesčius mokėti, reikia dirbti. Ir tas 15 eurų iš jo lieka, nežinau, kiek tai kirpėjai neįsivaizduoju. Kažkada Facebook'e buvo moters, kuri grįžo iš vakarų, iš Anglijos, nepamenu, atidarė grožio saloną. Ten manikiūras, visi šitas paslaugos tokios moterims. Ir, reiškia, paskelbė akciją, tik tai 7 eurų apsilankimas tam, kad pritraukti klientų. Ir ateina įnoringa mūsų supermamytė, už tos 7 eurus, jinai reikalauja kavos, kad apie ją šokinėtų. Tai ta moteris ir rašo, taip sako, ir norėsi pasakyti, kad ponė, man daugiau kilimėlį kainuoja keisti po jūsų tą sugeriantį purvą, negu tie 7 eurai. Vėlgi, kodėl tai sakau? Mes atėjome iš laukinės santvarkos ir atsinešėm savo laukinę kultūrą, kuri dabar dar pašaliniai veiksmai reiškia, vėl pavertė į tokią pat, panašią laukinę. Tai yra socializmą. Tokį kaip iš Orvelo panašiai, kur proletarai, broliai nešioja visi kombinezonus, o vidinės partijos nariai kitos spalvos kombinezonus. Tai žvelgiant plačiau dabar, mūsų žmonės, kam jau 40 metų, jų nebepavadinsi tarybiniais žmonėmis, bet išaugo į kažką baisesnę. Aš nekalbu apie kiekvieną žmogų, aš kalbu apie kartą, nes visokių žmonių yra visokio amžiaus ir visose kartose. Kad duotų arbatpinigių be pižoniškumo, be pasirodymo kažkur brangiai, abejoju, greičiau iškratytų aukų dėžutę, ar vaikams skirtus pinigus paslapčia. Vėlgi netaiko kiekvienam asmeniškai, nieko nenori žeisti, tiesiog kalbu apie tendencijas. Ir tai mus dabar, mus tokia valda, paimkit mūsų merą Benjaminą Skunską, prieš tai buvusį Šimašių, visą tą Laisvės partijos šušarą, visą šitą bjaurastį,
Karolį Bužinską kokį nors ten, Žukauską ir, nebenoriu vardinti visos šitos bjaurasties. Tai suprantat, kada tokie žmonės užaugę chamais tampa atsakingais už kitų žmonių gyvenimą, tai tada mes pajuntame savo kailiu, ką tai reiškia. Aš negaliu, man ausį rėžė, kada Seimo nariai čia prasidėjo nuo Šimonytės, kai jie buvo valdžioje, vyriausybės posėdėje vienas kitą vadina vardais. Tai jūs galite prie kavos, prie alaus, ten po darbo vadintis vienas kitą vardais. Yra pareigos, yra vardas pavardė, net ir toks niekšas, Juozapaitis Seimo narys, tuščia vieta reiškia. Ir tas atkreipė dėmesį, kad visgi reiktų ne vardu, ne Vytautai kreiptis Seimo posėdėje, o ponia Vytautė arba ponia Juozapaitė. Tai iš čia įsišaipė, bet dėl kitų priežasčių iš čia įsišaipė. Ir dabar aš galvoju mokykloje, pamenat, įvedė gyvenimo įgūdžių pamokas. Ir įvedė tie, kurie nemoka arbatpinigių, kurie nemoka rengtis, ateina į operą, gali ateiti į operą su treningais, kaip kompensuoja, aš kodėl neinu, aš ten nebrangu būna gerų koncertų, aš kažkaip man prastai jaučiuosi, kad ateiti kažkokios klausytis klasiko, žiūrėti baletą arba operos ir dėti tarp treninguočių. Tai nesuderimi dalykai man. Čia gerai be abejo, kad tai yra, nenoriu nieko kritikuoti, bet man tai nepriimtina. Tai šitie vadinimai savęs vardais, nemokėjimas rengtis, nemokėjimas elgtis, duoti arbatpinigių, mus veda vėl į tokį kažkokį lenininį, trockistinį tą bolševizmą. Kad kuo blogiau, tuo geriau. Kodėl priminiau gyvenimo įgūdžius? Tai ačiū Dievui, taip kaip buvo suplanuota mokyti, jos sabotavo, bet aš nežinau, ko dabar moko per etikos pamokas, bet matyt nieko greičiausiai, nes tie žmonės neišmoko. Kur kaip dera rengtis, kad įėjus į patalpą aš pastebėjau mano vyriausiai 34, mažai dukrai 16 metų, tai aš per 2 kartas vaikščiau tėvų susirinkimus. Ateina, vyrų mažiau ateina super mamytė, ne super mamytė, įlenda į klasę, tėvų susirinkimas, truputį pavėlavus, susigūžus pribėga prie mokytojas ir tyliai pasisveikina. O pasakyti labas vakaras arba laba diena visiems jinai negali. Tiesiog taip išmokyti. Aš nekaltinu, iš nieko nenoriu pasišaipyti. Ir tai daro mūsų gyvenimą pilku, vienodų ir nuleidžia kartelę mūsų bendravimo, mūsų aptarnavimo kultūros ir panašiai. Arbatpinigiai. Tai buvo gero gyvenimo atributas, nesam dar mes tokie bėdžiai, kad negalėtume duoti euro kito arbatpinigių. Jeigu mes galim išleisti dabar restorane šeimai jau 100 eurų mažą seniai, jeigu mes galim išleisti 100 ar 200, tai mes galim išleisti 10-20 arbatpinigiams. Tai buvo gražaus bendravimo pavyzdys. Teisingai dabar keičia kasos, keičia automatai, automatinės kasos, ten jau neduosi nieko. Lygiai taip pat aš turėjau keletą autoservisų, kur duodavau arbatpinigius, bet ne ten, kur plėšia autorizuoti servisai, o tokie mažesni, bet kur manęs neapgaudinėja ir kur man būdavo malonu, kad aš žinau, kad aš paskambinsiu ir gausiu pagalbą. Tai tiesiog čia praktiniai sumetimai. O su gyvenimo įgūdžiais, tai iš tikrųjų tai turėtų būti jaunas žmogus išeiti iš mokyklos ir žinoti, kaip elgtis, nepasimesti, nesusigūžti ėjus į patalpą, kad reikia sveikintis. Duoti arbatpinigių, nebent yra atveju, kada jų negalima duoti, tiesiog galbūt ir taip yra. Bet pasakyti, kodėl neduosiu, pavyzdžiui. Irgi reikia mokyti drąsos. O dabar moko būti visus vienodais, vienodai paklusti. Ką valdžia pasakė, tą praryti. Kame priežastis, aš galvoju. Su siaubu dabar aš pagalvoju, kad mes buvome laisvesni sovietinėje santvarkoje. Vidiniai laisvesni turėjau omeny. Taip, negalima buvo sakyti, bet dabar reiškia vėlgi šita karta užaugo, žino, kad sakyti negalime, ezopo kalbos arba perkelties prasmės jie nebesupranta ir nemoka naudoti. Ir todėl kartais pastebėjote, kad kalbam atrodo lietuviškai su kuo nors viena kalba, bet mes nesusikalbam. Kalbam apie skirtingus dalykus. Taip tokie mano pamastymai, šiandien aš daug apie tai galvoju.
Ir tie dideli dalykai prasideda nuo mažų. Nuo pagarbos darbui, va ką praleidau. Pas musgi niekas negerbė paprasto darbuotojo. Ten tos pačios kokios manikiūrinkės, kirpėjas, vairuotojo, pardavėjo. Tai yra tų žmonių, su kuriais mes kasdien susitinkame, turime reikalų. Man ne kartą yra tekę parduotuvėje apginti kasininkę, kai puola pikti žmonės. Kartais jų pretenzijos pagrįstos, kartais ne, bet reiktų pagalvoti apie tą žmogų, kur eina, gal nežinau, kiek ten praeina pro ją piko metu tų žmonių per visą vakarą. Tiesiog sustoti ir pagalvoti, įsijausti. Kažkada buvo tyrimas, kad mes lietuviai esam pati neempatiškiausia tauta, tai reiškia mes negalim įsijausti į kito būseną, negalim suprasti kito žmogaus ir elgiamės gerai, tik tai verčiami arba pataikaudami. Tai šitai mane liūdina, skaudina ir neramina. Aš norėčiau palikti pasaulį gražesnį savo vaikams. Tokios šiandien mintis. Taigi, mėly žmonės, diskutuokite, dalinkitės, nebūkite pasyvūs. Mes patys, kai sako, čia Lietuva, tai Lietuva ir esame mes. Beje, grįžtant prie mokymo, prie visokių ribojimų, draudimų, cenzūrų, aš pamenu, man kai buvo gal 16-17 metų, mokiausi tuometiniam Vilniaus politechnikume, mums buvo tokia disciplina etika ir komunistinė dorovė. Tai mums labai pasisekė, nepamenu aš dabar dėstytojos pavardės, kad apie komunistinę dorovę ten nebuvo nei žodžio. Įvesdavo paskaitas, mokė elgtis ir už stalo ir panašiai, kaip pagal tą supratimą, jos supratimą galbūt. Aš vieną labai gerą dalyką įsiminiau apie patyčias. Tai jinai sakė, kad negalima tyčiotis iš neįgalaus žmogaus ir jo neįgalumo, nebent jis pats tai daro. Tai va toks labai, kaip šiandien atsimenu šitą ir dėstytoją, ir veidą matau labai gerą pamokymą. Reikėtų domėtis, kas vyksta mokyklose, ko mokomi mūsų vaikai iš tikrųjų, nes vienu metu neleido. Nereikė tėvų, nežinau, kaip dabar baigiau mano vaikai, ačiū Dievui, pabaigą mokyklų. Tai ačiū Dievui, kad man nebereiks. Dabar jau tikrai visiems geros dienos. Ate.